Prieš keletą savaičių vykusiame Alytaus rajono savivaldybės valdybos posėdyje buvo išduotas leidimas rajono teritorijoje steigti pirminės sveikatos priežiūros įstaigą uždarąją akcinę bendrovę Disolis. Kaip nutiko, kad savivaldybei priklausantis turtas buvo atiduotas privačiai struktūrai? Leidimus privačiam sektoriui išduoti steigiant pirminės sveikatos priežiūros įstaigą, savivaldybės įpareigoja papildytas sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė Disolis numatė savo veiklą plėtoti Daugų ir Simno seniūnijose. Jos įkūrėjai yra dvi bendrosios praktikos gydytojos Ramunė Gaisrienė ir Jūratė Overaitytė, inžinierius Jonas Danilevičius ir vadybininkė Sonata Marcinonytė. Savivaldybės išduotas leidimas privačiai pirminės sveikatos priežiūros įstaigai galioja iki 2012 metų sausio 30 dienos. Paaiškėjo, kad leidimas buvo išduotas rajono savivaldybėje dar neregistruotai bendroviai. Taigi problemų yra daug ir jos ne tik šios dienos. Alytaus rajono taryboje veikia sukurta sistema ir ji vystosi toliau, tačiau ne į gerą, kalbėjo Centro sąjungos narys Juozas Pilvelis. Ta sistema ir jeigu įvardint tuos blogus sprendimus, tai tas blogų sprendimų sąrašas tik didėja ir kiekvieną tarybos posėdį pasipildo tokiais neaiškiais, jeigu tai pasakyti, juodais sprendimais. Ir tie sprendimai nėra nieko pagrįsti, niekur nėra svarstyti, apie juos niekas nieko nežinoma ir kažkokiu tai būdu prastumiama rajono taryboje ir tas sprendimas gimsta ir jis pradedamas vykdyti. Įvardinkite konkrečiai šį sprendimą, kuo jis buvo blogas. Na, jeigu šis sprendimas blogas, tai visų pirma, rajono savivaldybės turtas perduotas pagal panaudą uždarai akciniai bendroviai, tai aš nežinau, kokiu būdu ir kokiais įstatymais ir kokiais kriterijais vadovaujantis būtų galima tai paaiškinti. Na, o vien tai, kad jau nežinojo visą eilę tarybos narių, nebuvo svarstyta komitetuose įskyrus sveikatos komitetą. Na ir noriu pasakyti, kad uždaros akcinės bendrovės Disolis turbūt ir vadovė yra sveikatos komiteto pirmininkė ir akcininkė jinai yra. Na tai savam komitete pasvarstė, parengė sprendimo projektą ir prašau taryboje gimė tas sprendimas ir šiandien savivaldybės turtas atiduodamas į privačias rankas, o lėšos, įranga ir visi kiti dalykai tai yra nedideli. Taryba turi savo nuostatus, pagal kuriuos turi būti priimami sprendimai. Šiame tarybos posėdyje, kur buvo svarstytas sveikatos įstaigų perdavimo uždarajai akciniai bendroviai Disolis klausimas, nebuvo laikytasi procedūros, kalbėjo tarybos narys Valentas Pakalniškis, kadangi šis klausimas nebuvo svarstytas jokiame komitete. Jis buvo įtrauktas kaip papildomas, o dalis tarybos narių net nežinojo ir taip nutiko, kad 11:9 balsų dauguma sprendimas buvo priimtas. Šitam savivaldybės tarybos sprendime aš žiūriu du prieštaravimus. Jeigu pažiūrėsime ir ponios Almos Musteikaitės straipsnį, tai ten matysime, kad labiausiai akcentuojamas turtas. Aš norėčiau dar vieną dalyką pažiūrėti, kas buvo praleista pro tarybos narių akis ir tame tarpe ir žiniasklaida neatkreipė dėmesį. Noriu palyginti būtent tą pačią dieną priimtus du sprendimus šiuo atveju dėl pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo arba struktūros pakeitimo ir kita dėl atliekų surinkimo, šalinimo ir tvarkymo paslaugų pirkimo. Atrodytų du skirtingi dalykai, neturintys nieko bendro, bet iš esmės pagal savivaldos įstatymą tai yra viešosios paslaugos. Tiek šiukšlių surinkimas ir išvežimas, tiek sveikatos priežiūra, tai yra viešosios paslaugos. Šiuo atveju šiukšlių išvežimai mes skelbėme konkursą, sveikatos priežiūrai neskelbėm jokio konkurso ir registruojam UAB Disolį. Dabar pažiūrėkime dar giliau, pamatysime, kad uždara akcinė bendrovė savo prigimtimi yra siekianti pelno organizacija. Savivaldos pagrindų įstatymų pakeitimai įstatymė yra aiškiai užfiksuota nuostata, kad funkcijų perdavimas negali būti pelno siekimas. Šiuo atveju aš kitaip neįsivaizduoju, kad UABas sieks tik tai pelno. Tas pelnas susidarys be abejo iš tų paslaugų, kurias teiks gyventojams.
Kur prieštaravimas? Prieštaravimas, sakyčiau, pagrindinis, mano nuomonė, prieštaravimas yra tame, kad visiškai neatsižvelgiama į piliečių teisės. Jos yra praktiškai paminamos, nepaisoma jų nuomonė ir perduodama uždarai akciniai bendroviai. Šiuo atveju ir gydytojas, prie kurio pacientai prisirašė, ir pacientai, prie kurio yra prisirašę gydytojai. Uždara akcinė bendrovė turės laisvas rankas nuo rugsėjo 1 dienos ir galės atlikti įvairias procedūras, tame tarpe ir darbuotojų atleidimą, nes priešingų atveju aš neįsivaizduoju, kaip bus galima pasiekti pelno, sukelti atlyginimus kai kuriem ir panašiai. Kadangi sprendime turto perdavimo data nenurodyta, teigia tarybos nariai, perdavimas įsigaliojo nuo tarybos sprendimo priėmimo dienos, tai yra birželio 28. Vadinasi, nuo tos dienos uždaroji akcinė bendrovė Disolis, neturėdama licenzijos, turi teisę valdyti turtą. Kalbant apie turtą, reikia pasakyti, kad čia jau pačių sprendimo projektų prieduose matosi didelių neatitikimų. Pavyzdžiui, pirmas priedas, pirmas punktas, Dauguvų poliklinika, nurodoma likutinė vertė 48 148 litrai. Antram priede ta pati suma yra nurodoma automašina VAZ 2121. Tai reiškia, kad jeigu lyginsime polikliniką ir automobilį, iš karto matom, kad kažkas yra ne taip, dar užmirštama, kad buvo investuotos tiek savivaldybės, tiek Pasaulio banko pinigai į šitą turtą. Vadinasi, vėlgi kažkas su turto apskaita pražiūrėta, tarkim taip, neapsižiūrėta ar dar kažkas. Ne, tai aš tik noriu papildyti kolegą, kad to tikriausiai būtų neatsitikę, jeigu normaliai pagal visas procedūras būtų šį klausimą svarstę ekonomikos ir biudžeto komitetas, tai turto ta vertė tikrai visą laiką atsiranda ir kiti komitetai. Kaip kalbėjo tarybos nariai Juozas Pilvelis ir Valentas Pakalniškis, turėjo būti skelbiamas viešasis konkursas, pasiklausta gyventojų nuomonės, sudarytos sąlygos ir kitiems dalyvauti. Gal su savo investicijoms tik būtų išplėtę sveikatos priežiūros veiklą ir paslaugos būtų buvusios geresnės. Apie tai, ar tokių bendrovių kaip Disolis kūrimasis atitinka valstybės politiką medicinos srityje, pasidomėsime ir kitų valdžios atstovų kitose mūsų laidose.